Meltdown įvyksta tada, kai žmogus turi per daug emocijų savyje ir nežino, kaip su jomis tvarkytis. Kaip man atpažinti, kad čia yra tas meltdown? Labai sunku, sudėtinga yra atskirti ir galimai mes ir neatskirsim, bet klausimas turbūt būtų didžiausias, ką tuo metu daryti. Tai ar tai būtų pykčio protrūkis, ar tai būtų meltdown, svarbiausia mokytojai arba mokytojai nepriimti asmeniškai to, kas dabar vyksta su vaiku. Ar tų meltdown momentų, epizodų metu autistiškas asmuo gali iškomunikuoti savo poreikius? Tiesiog parodyti galima kažkokį ženklą tam žmogui ir kiti jau atpažįsta, aha, aš žinau, kad tas ženklas reiškia, aš jau dabar atsiminsiu. Ir tie susitarimai, tos taisyklės darbo aplinkoje yra labai svarbu. Ar aplinkiniai gali pastebėti ir, pavyzdžiui, tam žmogui sakyti, žiūrėk, tau reikia gal jau pertraukėlę padaryti, gal tu išeik, kol neprasideda, ar taip užbėgti įvykiam už akių? Labai idealu, jeigu aplinkiniai pastebi ir jau mato iš tavęs, tu kažką darai, sėdi ar skaitai, ar mokaisi ir jau tau prasideda tie simptomai, tai jeigu koks geras draugas ar draugė pamato ir pasako, tai yra idealu. Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Su manim šiandien Pokyčių namų bendruomenės psichologė Agnė. Ir mes šiandien kalbėsime ne tik apie vaikus, bet ir suaugusiuosius, kurie turi autistiškų bruožų. Tai likite su mumis ir gero klausimo. Labas, Agnė. Labas, Igne. Malonu, kad vėl atvykai su manim pasikalbėti. Malonu čia būti. Ir iš tikrųjų gan įdomia tema. Aš pati toj temoj daug nedirbu, tai man pačiai bus labai daug naujovių, manau, ir įdomu išgirsti. Bet norėtųsi ir pradėti nuo to, kadangi minėjai, kad toje temoje būtent esi atlikusi tyrimą. Tai gal gali papasakoti plačiau apie tai, ką tu darei, ką tu pastebėjai, kokie galbūt atradimai kažkokie tai vyko. Taip, tai šį tyrimą atlikau, kai rašiau magistrinį darbą. Pasirinkau šitą užduotį kaip tokią įdomiausią irgi pačiai. Tai mano užduotis buvo surinkti 10 autistiškų asmenų, suaugusių, kurie sutiktų man duoti interviu apie savo autistiško tokio irgi patyrimo klausimus. Tai pavyzdžiui, apie tą patį meltdown, tai irgi apie tai, kaip jie išjaučia visas emocijas ir kas su jomis vyksta. Apie gyvenimą apskritai, kaip jisai apsunkintas būna, arba galbūt ne, galbūt kažkokia atsiranda galimybės kažkokios. Tai aplamai apie jų patirtis. Tai iš tikrųjų buvo labai jautru ir surinkti žmonių irgi buvo labai sunku, nes aišku, Lietuvoje būtų dar sunkiau, Anglijoje tiesiog daugiau žmonių yra, tai šiaip netaip surinkau aš tos 10 asmenų, tai visko buvo ir kas atkrito, buvo ir kas nesutiko, kad būtų galima viešinti, kažkur skelbti, tai iš tikrųjų, tie 10 ir pasiliko pas mane, buvo galima rinkti ir daugiau. Tai šitaip atlikau aš tą tyrimą, jisai buvo priskirtas kaip kokybinis tyrimas, taip. Tai aš tiesiog turėjau surinkti interviu ir tada rašyti tą darbą iš tos informacijos. Ir suprantu, šiandien taip ir eisim per tą temą apie tą meltdown. Čia gal taip angliškai tas meltdown, lietuviškai suprantu, nėra tokio labai aiškaus atitikmens šiam Nelabai. žodžiui. Pati ieškojau, galvojau, kaip čia geriausiai būtų įvardinti. Tai emocinis perkrovimas, perdegimas šioks toks, bet tai irgi nėra perdegimas. Tai iš tikrųjų tokia, galima sakyti, sensorinė tokia pertrauka, galima sakyti, kai įvyksta tam tikri emociniai iššūkiai. Tai Gerai, tai mes gal ir vartosim tą meltdown, nes suprantu, kad būtų, kad aiškiau atskirti, bet vis tiek gal tada gali pabandyti truputį bent apibrėžti taip aiškiau, kas tai yra, kaip suprasti čia tas meltdown, nes dar yra ir pykčio protrukiai, yra tantrumai tie vadinami, žodžiu, yra tų skirtingų, bet jie ir skiriasi tarpusavyje, nors atrodo emocijos verda ir gal panašu netgi. Tai iš tikrųjų labai panašu. Panašiausia būtų galima sakyti yra į
panikos priepuolį, bet tai irgi skiriasi. Tai žodžiu, meltdown įvyksta tada, kai žmogus turi per daug emocijų savyje ir nežino, kaip su jomis tvarkytis. Tai nėra dėl to, kad aš supykau, tai nėra dėl to, kad aš dabar pagalvoju apie savo dieną ir kažkas man priminė kažkokią tai stresinę situaciją ir aš dabar čia stresuoju. Taipogi nėra tantrumas, vaikams tantrumai būna dėl tam tikrų labai aiškių priežasčių. Kažkas įvyko, kažkas gal susimušė, kažkas pasakė negražų žodį ir aš dabar noriu kažkaip už tai kovoti ir už savo teisę ir apginti save. Tai aš tiesiog nusukeliu tokį tantrumą, gal su tėvais irgi ten susipyksta ar panašiai. Bet meltdown įvyksta tada, kai autistiškam asmeniui per dieną susikaupia labai daug įvairių sensorinių perkrovų. Tai gali būti garsai, gali būti tam tikrai pasakyti žodžiai, gali būti kažkokie netikėtumai, kurių nesitikėjo žmogus per dieną patirti ir tiesiog tos emocijos visos ir pyktis, ir nerimas, ir panašiai susibūrė į vieną ir įvyksta meltdown. Pats epizodas kaip meltdown apibūdinamas yra tokiu žmogaus kaip ir sąstingiu, kaip fight or flight įvykis toks, galima sakyti, neurologinė būsena, kuomet aš tiesiog arba sustingstu ir negaliu nieko daryti, arba aš einu per save ir bandau kažkaip tai išveikti. Tai gali atrodyti labai fiziškai, gali būti, kad žmogus tiesiog nori tampyti savo už plaukų, galbūt nori kažkaip save apglėbti, suspausti, pajausti kažkokią kontrolę savyje. Gali būti, kad tiesiog žmogus užsiskleis, nueis į vieną kampą pasidėti, ramiai pabūti ir tenais bandys išveikti tą emociją savarankiškai ir nenorės kitų žmonių aplinkui. Gali būti, kad kiti žmonės gali labai padėti tuo metu. Iškart natūralus klausimas. Dažniausiai autistiškumą mes suvokiam vaikystėje, bet suprantu, kadangi tu tyriai suaugusius žmonės, tai tie meltdowns būdingi ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir kodėl svarbu yra apskritai apie tai kalbėti, nes, atrodo, emocijos vienaip išsireiškia, emocijos kitaip. Kodėl svarbu suprasti šį reiškinį kaip atskirą reiškinį? Kadangi norime būti pagalba tiem žmonėm įvykus tokiem iššūkiam, tai gali įvykti labai įvairiai. Gali būti, kad tu būsi darbe, patirsi kažkokį tai iššūkį ir tavo kolegos tiesiog nesupras ir nežinos, kas tau vyksta. Galbūt apkaltins tave, galbūt sakys, kad galbūt net atleis už tai, kad tu reaguoji, kaip tu reaguoji. Tai labai svarbu yra visiems pažindinti su ta aplinka, nes žmogui tai pagalba. Ir tik dėl to, kad tu tą kartą suklydai, atrodo, kažkaip netaip išveiki tą emociją, tada labai daug padarinių atsitinka ir labai daug gali įvykti po to gyvenime žmogui tokių kliūčių įvykti. Taipogi gali būti kaip trauma, nes viskas labai priklauso nuo to, kaip žmogus išgyvena tą laikotarpį, kada jam taip nutiko, nes tas meltdown po jo įvyksta toks iššūkis didžiausias galbūt netgi, nes žmogus išgyvena tą jausmą, kurį jis patyrė. Tai gali trukti dieną, gali trukti savaitę. Tai tas after efektas yra labai labai stiprus ir, sakyčiau, netgi blogiau jaučiasi žmogus po to pačio meltdown. Tai labai svarbu edukuoti pačią visuomenę, kaip tai atpažinti, ką tada žmogui pasiūlyti daryti, kaip padėti, jo labiau, kad vaikams, kai tai vyksta, tai yra dar didesnis iššūkis, nes aš esu vaikas, aš nežinau, kas su manim vyksta, tai edukuoti vaikus apie tai, dėl to ir vaikšto pas psichologus vaikai, kad mokytis tą išveikti ir suaugusio gyvenime būtų tiesiog paprasčiau. O dar didesnis iššūkis įvyksta tada, kai suaugęs žmogus gauna diagnozę ir vaikystėje neturėjo net galimybę apie tai pasikalbėti, kas vyksta. Ir tada reikia vėl mokytis iš naujo, atrodo, gyventi. Ir vat, apie tai buvo irgi kalbama per interviu. Kas dažniausiai sukelia meltdown? Ar kažkokie veiksniai yra labiau būdingi, mažiau būdingi? Kas paskatina tai? Iš tikrųjų gali būti labai daug dalykų susidėti į vieną. Tai gali būti, kad aplinka socialinė, tai tiesiog per daug žmonių, per daug šviesų, garsų, galbūt kvapų, nes autistiškiam asmenims sensorika tai yra jautru, yra perkrovas, yra hyper ir hiper. Tai hyper, kai aš
per daug ir man yra negerai, arba kai man kaip tik norisi jausti, bet aš neturiu kaip ir negaliu išveikti visko. Tai per hyper sistemą, tai pavyzdžiui, per daug šviesos, ar ne, ir tai gali įtakoti žmogaus būseną ir jeigu tuo metu tiesiog nepabėgsiu nuo tos šviesos ir nežinosiu, kur pasidėti, tai meltdown gali sukilti. Lygiai taip pat, kai yra per daug garsų, visiškai tokia pati gali būti reakcija. Kiekvienam žmogui meltdown pagal asmenybę iš tikrųjų. Tai vienas susigūža, nori pabūti vienas tyloje, kitam norisi kalbėtis apie tai, norisi veikti kažką, norisi dėmesį nukreipti. Tai gali būti labai įvairiai tos reakcijos pasireikšti. O dar iš tokių priežasčių, tai gali būti tiesiog net tuo momentu įvykęs įvykis, bet persikrovimas per visą savaitę. Tai pavyzdžiui, turėjau per daug darbų, esu tiesiog perdegęs, įvairiai žmonės išvykę tą perdegimą. Autistiškiem asmenim tiesiog yra sunkiau ir reikia daugiau pastangų. Tai labai priklauso nuo aplamai laikotarpio tam tikro. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, kolega su autistiško asmens arba esu mokytojas ir turiu klasėje autistišką vaiką, kaip man atpažinti, kad čia yra tas meltdown? Ar jis skiriasi nuo kažkokio pykčio protrūkio tiesiog, ar to tantrumo vadinamo? Labai sunku, sudėtinga yra atskirti ir galimai mes ir neatskirsim, bet klausimas turbūt būtų didžiausias, ką tuo metu daryti. Tai ar tai būtų pykčio protrūkis, ar tai būtų meltdown, svarbiausia mokytojai arba mokytojai nepriimti asmeniškai to, kas dabar vyksta su vaiku. Tai yra pagrindas iš tikrųjų. Tada aišku, mes tuos vaikus kaip ir pažįstam jau, ne? Nebent tai yra naujas mokinys, jam tai vyksta per pirmą pamoką, na jau čia iš visų dėtinga. Bet jeigu jau pažįstu tą mokinį, tai žinau, galbūt tas mokinys yra jautrus, jam nepatinka garsai, nepatinka tam tikri galbūt judesiai žmonių, net galbūt aplinka pati nepatinka, per daug dirgina, tai aš galbūt išvesiu iš klasės. Jeigu tam vaikui kaip tik norisi tuo metu daug kalbėtis, norisi judėti, tada aš su tuo vaiku tą poreikį taip ir galbūt patenkinsiu, tai kartu išeisiu galbūt pasivaikščioti, gal padės man asistentas, galbūt tiesiog pasikalbėti, išeisiu trumpam, ne? Ir tai gali labai atstatyti tą tokią būseną vaiko ir padėti vaikui. Tai va, tai tikriausiai svarbiausia yra būtų tuo metu negalvoti, o čia dabar pykčio, ar čia dabar tas, o tiesiog atsižvelgti į patį vaiką ir ko tas vaikas tuo metu nori. Iš vis paklausti būtų tikriausiai idealiausias variantas, ko tau šiuo metu reikia arba ko tu nenori. Toks galėtų būti. O pats vaikas arba suaugęs asmuo atskiria, kad jam čia tai ar tai vyksta? Labai tikrai geras klausimas, aš manau, kad atskiria suaugę, nes jie pradeda galvoti, ar aš dabar pykstu, nes tu man pasakei kažką, su kuo aš nesutinku, ar man tiesiog yra visko per daug ir aš neturiu priežasties, nerandu, kas čia man dabar darosi. Tai dažniausiai tie tokie priežasties pasiekmės žaidžia dalykai. Tai labai svarbu yra tiesiog ir suaugusiam žmogui jau nebesifokusuoti tai, kas buvo, o į tai, ką galiu dabar daryti ir ką galėsiu daryti toliau. Tai žiūrėti į ateitį, kai įvyksta taip. Ar yra skirtumų tarp vaikų ir suaugusių tų meltdown? Labai iš tikrųjų panašus yra judesiai netgi. Gali būti, kad žmogus pradės labai intensyviai vaikščioti, pradės save visaip čiupinėti galbūt. Tai labai persiduoda, labai būna panašu. Vaikam, aišku, tos emocijos jos gali pasireikšti labai greitai, jos gali būti tokios staigios, suaugęs dar bandys kažkaip save valdyti, kažkaip užslėpti. Tai tuo turbūt ir skiriasi tie meltdowns. Ką aplinkiniai dažniausiai galvoja, kai vyksta tie meltdown? Čia turbūt ir tyrime papasakojo žmonės iš savo patirties. Iš tikrųjų labai skaudi žmonių patirtis, ne visų, bet daugumos iš tikrųjų. Tai daugelis žmonių, iš kurių ėmiau interviu, tai net neturėjo nuo pat vaikystės tos diagnozės. Čia yra pagrindinė problema. Jiems autizmas pasireiškia galbūt 30, galbūt net 40 metų amžiaus, dabar tiksliai neatsimenu, bet kažkur tarp to amžiaus. Ir žmonės jutosi labai prislėgti, jiems būdavo labai gėda, kiti irgi nežinojo, ką tuo metu daryti, netgi ir Anglijoje, kai viskas anksčiau prasideda tiesiog tie tyrimai ir daugiau žinių atrodo jie turi, bet irgi ne visur atsižvelgiama į tai, kad tu turi autizmą ir kaip tu su tuo gyveni.
Tai iš tikrųjų skaudžios patirtis ir visko buvo ir kad iš darbo išmetė, ir kad mokslų nebaigė, o dabargi viskas vyksta kitaip, mes dabar atsižvelgiam, man stengiamės iš tikrųjų aukštosiuose mokyklose atsižvelgti tai, kad reikia žmogaus poreikius atliepti ir padėti, nes tik tai, kad tu išgyveni vienaip ir kitaip emocijas, nereiškia, kad tu kažkuom prastesnis ar negali kažko daryti. Tai iš tikrųjų žmonėm tas pokalbis, iš tikrųjų gal net buvo toks kaip psichologinė konsultacija savotiška, nes jie tikrai papasakojo daug. Ir sakė, nieks manęs apie tai net neklausdavo ir aš niekam apie tai garsiai nesakydavau, tai labai ačiū už šitą patirtį. Tai tikrai nebijoti paklausti žmogus, kaip tuo metu jaučiasi ir nenuspirs tavęs. Tikrai, jeigu sakys, šiuo metu negaliu kalbėti, tai pasiklausti vėliau, tai iš tikrųjų nebijoti ir su tai žmonėm komunikuoti tiesiog. Ar tų meltdown momentų, epizodų metu autistiškas asmuo gali iškomunikuoti savo poreikius, o tarkim, jeigu mokytojas ar kolega prieis ir paklaus, ko tau dabar reikia, jis gali, ar tai labiau jau tu tik tai galvoji savo ir tu tik nelyskit prie manęs? Visiškai teisingai. Gali būti ir taip, kad galės, bet gali būti ir taip, kad tiesiog parodyt galima kažkokį ženklą tam žmogui ir kiti jau atpažįsta, aš žinau, kad tas ženklas reiškia, aš jau dabar atsiminsiu. Ir tie susitarimai, tos taisyklės darbo aplinkoje yra labai svarbu. Tai tiesiog, kad būtų tam autistiškam asmeniui lengviau, tai gali pasakyti, kad jeigu man bus meltdown, tai aš tiesiog arba pakelsiu ranką, arba pamojuosiu, arba kažką, kad man reikia nueiti nusiraminti ir viskas. O gali būti tikrai, kad galės žmogus pasisakyti, šiuo metu labai prastai jaučiuosi, man reikia to ir to. Priemonės, kurias naudoja autistiški asmenys, tai įvairios labai ir paprastam žmogui tiesiog neturinčiam autizmo gali labai tikti. Tai tiesiog muzikos klausimas, ar ne, vienas iš tokių dažniausiai paminėtų iš tikrųjų, tai yra įsidedu ausines ir aš atrodo pabėgu nuo visko ir aš fokusuojuosi į tą muziką, bet lygiai taip pat tinka bet kam iš tikrųjų tas muzikos klausimas. Kiti mini, kad tiesiog nuėjimas į lauką, pasivaikščiojimas, grynamore pasibuvimas labai padeda, nes tuo metu aš nemąstau, negalvoju, negaliu kalbėti apie darbus, daryti darbų ar mokytis. Tai tiesiog reikia išeiti, išveikti viską. Kiti nori kažkam konkrečiai paskambinti, kažkokiam žmogui. Tai gali būti draugas, gali būti šeimos narys, galbūt žmonės, kurie tiesiog žino, ką tuo metu pasakyti, arba žmonės, kurie tiesiog moka išklausyti, aktyvūs klausytojai tokie yra, tai irgi žinoti, kas tas žmogus tau yra asmeniškai. Tai ir taip tiesiog padėti savo. Kalbėjom apie tai, ką daryti, kaip atpažinti, kaip padėti, o ko reikėtų nedaryti, nes mes norėdami suteikti pagalbą kartais labai įvairiai elgiamės. Tikrai, čia sudėtingas klausimas. Kiek atsimenu iš interviu, tai žmonės sakydavo, labiausiai nepatinka jiems, kai kviečia kitus žmonės, sudaro tokią kaip problemą. Čia dabar susibūrė visi į grupę, čia ką dabar tau daryti, nes tas meltdown iš tikrųjų gali atrodyti ir truputėlį baisokai, nes žmogus išlenda iš savo to tokio vidinio pojūčio ir visas emocijas paleidžia į viešumą. Ir tai tikrai gali atrodyti šiek tiek baugiau kitiems, tai nesuburti kitų žmonių kaip tik nereikia, kuo mažiau, tuo bus lengviau žmogui išgyventi šią emociją. Lygiai tas pats ir su panikos priepuoliu, nereikia daryti iš to kažkokio siaubo kelti pačiam asmeniui ir kitiems. Tai tiesiog pats ramiai turi reaguoti ir tam autistiškam asmeniui irgi bus ramu. Suprantu, kad visgi čia normali situacija ir tai pasitaiko ir nieks čia nedaro, iš to nepučia didelės problemos nedaro. Tai tiesiog palinkėčiau šitaip reaguoti. Ar gali tų meltdowns tais momentais minėjai, kad gali ir plaukus galbūt rauti, gali save tokius žaloti, pradėti, tikrai taip ir buvo pasisakymų, kad taip ir būna žmonėm ir labai dažnai moteris irgi, galbūt labiau į tą išvaizdą pradeda žiūrėti ir galvoja, tikrai ir suprakaituoju ir atrodo, čia reikia, norisi išsirengti, norisi tiesiog pabūti vienai ir nesinori, kad kažkas mane matytų tokio būsino. Tai labai daug yra gėdos jausmas, su kuriuo tvarkosi žmonės ir irgi eina į psichoterapijas ir tengiasi apie tai kalbėtis ir tos pirmos patirtis yra skaudžiausios. Tai viena iš tų patirčių irgi buvo paminėta, kad meltdown truko apie kelias valandas ir tai vyko irgi tokioje viešoje vietoje, tai mergina ar vaikinas dabar neatsimenu, bet
išėjo iš aplinkos, nuėjo į kažkokią uždarą erdvę ir ten viską išveikė, bet buvo antiek po to sunku atsistoti, kad, sako, miegojo ilgai, norėjo tiesiog būti viena ar vienas ir nesinorėjo iš vis apie tai kalbėti, nes buvo labai daug gėdos. Tai tas efektas po, sakyčiau, žmonėm, kuriem įvyksta meltdown, po to labai prižiūrėti save, kaip po perdegimo tokio rimto. Galbūt poreikis būtų nueiti ir pas gydytoją, galbūt tiesiog pabūti be darbo, be kažkokių mokslų, tiesiog į save žiūrėti ir ko šiuo metu man reikia, tai tą poreikį patenkinti, skirti savo tokias savotiškas atostogas, ar tai būtų viena diena, ar galbūt savaitės prireiktų, bet tikrai nebijoti to daryti. Ir Anglijoje taip pat tampa norma, kaip Lietuvoje, galbūt tai nėra toks labai kaip kalbamas dalykas, bet tai tikriausiai jau einam prie to. Ir vaikams lygiai taip pat mes mokome, kad jeigu šiuo metu klasėje negali būti, išeik, pabūk ramiai, pasim kažką šalia, tai lygiai taip pat ir suaugęs žmogus jau mokės tokią techniką ir jis galvos, na kaip man be šito gyventi toliau negaliu, aš dabar staiga vaikystėje taip elgiausi, o dabar aš jau viskas stabilus žmogus, tai tikrai taip negali būti iš tikrųjų iš karto. Jeigu galvotumėm apie savęs žalojimą, plaukų rovimą, galbūt daužymą, ten kokios galvos ar panašiai, kaip aplinkiniams užtikrinti saugumą, nes suprantu, kad kol žmogus pats neišveikia, tai jis ir nesustos realiai. Tai kaip padėti aplinkiniams? Ar lysti, ar kaip tik atsitraukti ir galvoti, čia jo reikalas? Labai geras klausimas. Siūlyčiau atstumą vis tiek palaikyti, kuo mažiau, kad būtų tuo metu aštrių daiktų, gali būti tiesiog aplinka, kur daug minkščiau galima ir pasėdėti ir galbūt ir galima pasirūpinti, kad žmogus turėtų kažką rankose, kažkokį tai ar stresbol, ar kažkokį žaislą, kaip anksčiau minėjom, irgi kalbėjom, kad vaikai mėgsta tos sensorinius visokius žaislus, tai lygiai taip pat ir suaugusiems jie tinka. Tai tiesiog prižiūrėti, kad nebūtų tos tokios aštrių kažkokių daiktų, kur žmogus gali mesti, gali savo kažką pasidaryti, tai tas yra svarbiausias saugumo aspektas. Ar verta po tokių situacijų pasikalbėti su tuo žmogum, aptarti, kas įvyko, ir jeigu verta, tai kaip tą daryti, ar geriau tiesiog įvyko ir gyvenam toliau, kaip sakant? Tikriausiai būtų naudingiausia žmogui pasikalbėti ir skatinti tą pokalbį. Tai galbūt ne dieną po, ne savaitę po, galbūt po mėnesio žmogus atsivers. Tai prie tos temos galima grįžti ir žiūrėti, stebėti žmogaus reakciją. Jeigu žmogus atsitraukia, nelabai gali parinkti žodžių, kaip man apibūdinti, tai ir nelysti. Nes žmogus virškina tą informaciją ir galvoja, man įvyko šitaip, ką aš tuo metu jaučiau, ką aš tuo metu dariau, kas tuo metu aplinkoje vyko. Viską įsvertina ir tada gali drąsiai papasakoti. Tai labai žiūrėti irgi, ar kertasi balsas žmogaus, ar mikčiot pradeda, ar galbūt matosi kažkas iš rankų judesio, kad stresuoja. Tai labai žiūrėti irgi patį žmogų ir viskas per kūną labai persiduoda. Kaip, jeigu esu autistiškas žmogus arba jo artimoje aplinkoje esu, nes irgi turbūt galiu tada padėti labiau negu tolimesnis žmogus, kaip padėti savo mažinti tų meltdown dažnius, nes girdžiu, čia daug yra apie sensorinės perkrovas ir panašiai. Labai teisingai. Tai ar yra įmanoma kažkaip savo padėti arba aplinkiniams padėti tam žmogui prieš dar, kaip sakant? Taip, tikrai įmanoma. Daugiausia laiko žmogus praleidžia darbe arba studijose universitete. Tai jeigu man netinka per daug šviesų, netinka per daug garsų, tai lygiai taip pat darbo aplinkoje, jeigu galiu tą kabinetą įsirengti taip, kad man to nebūtų. Tokio exposure didelio iš tikrųjų. Žiūrėjau, priklauso nuo to, kur tu dirbi ir lygiai taip pat universitete. Jeigu esu dideliai salėje tarp daug studentų, tai irgi kaip man tą poreikį patenkinti, galbūt sėdėti arčiau durų, jeigu man staiga reikėtų išeiti. Informuoti dėstytoją arba dėstytoją, kad man gali taip nutikti. Ir jeigu taip nutinka, neišsigaskim, aš žinosiu, ką daryti, arba papasakoti tą mokytojui, ką daryti tuo metu irgi. Tai va taip save ruošti ir aplinką. Tai nepavyks turbūt padaryti iš karto, bet po truputėlį mažai žingsneliais tai galima daryti. Nuo mokyklos aplinkos pradėti, žinoma, yra idealiausia, tai kaip kokioje aš vietoje sėdžiu, ar man labiau patinka sėdėti vienam, ar man reikia turėti porininką, ar aš galiu pakelti garsus per pertraukas, ar man kaip tik per pertraukas geriau būti kažkur tyliai, kažkokiam kampelyje, kažkur lauke, jeigu įmanoma. Tai va tą pažinimą pradėti nuo vaikų, aišku, idealiausias būtų variantas. Tai
Jeigu aš atpažįstu, kas mane labiausiai galbūt išmuša iš vėžių, ar įmanoma pajausti, kad jau gal čia dar nėra tas meltdown, bet aš keliauju link to? Taip. Ir galbūt anksčiau net užbėgti įvykiam už akių, kaip sakant. Labai teisingai. Tai labai svarbu jausti kūniškus efektus, tokius labai paprastus. Tai prakaitavimas, drebulys gali būti noras judėti, išveikti tą emociją, kuri jau man kyla. Tai jeigu aš kūne pradedu tai jausti, tai reiškia, kad jau man kyla tas meltdown. Kitiems žmonėms gali būti labai iš tikrųjų staigu ir net nesuspėsi tu pajausti, galbūt darysi kažką labai svarbaus, nenorėsi nutraukti veiklos. Tai labai svarbu mokytis tą pajausti ir iš pirmo karto gali tikrai ir iš kažkelinto nepavykti, bet kuo toliau apie tai kalbu ir tai pradedu jausti, tuo dažniau žinau, ką daryti. Tai tas dažnis irgi labai yra svarbu apie tai kalbėti. Tai ar tai vyksta kas mėnesį, ar tai vyksta metuose kartą, ar tai vyksta kas savaitę. Tai lygiai taip pat pasikonsultuoti reikėtų ir su psichiatru šito klausimu, nes tai yra vis tiek diagnozę skiria psichiatrai, tai jie daugiau apie tai ir išmano. Tai irgi galbūt yra kažkokie vaistai. Labai dažnai autizmas su hiperaktyvumu gali būti susiję. Tai tiesiog tas hiperaktyvumas irgi tokia išveika, ar ne? Kaip aš judu, koks aš aktyvus žmogus esu ir irgi ar man reikia vaistų, ar galbūt aš galiu pats, galbūt per terapiją galiu mokytis šito. Tai iš tikrųjų labai daug specialistų į tai įeina iš tikrųjų. Ar aplinkiniai gali pastebėti ir, pavyzdžiui, tam žmogui sakyti, žiūrėk, tau reikia gal jau pertraukėlę padaryti, gal tu išeik, kol neprasideda, ar taip užbėgti įvykiam už akių? Labai idealu, jeigu aplinkiniai pastebi ir jau mato iš tavęs, tu kažką darai, sėdi, ar skaitai, ar mokaisi ir jau tau prasideda tie simptomai, tai jeigu koks geras draugas ar draugė pamato ir pasako, tai yra idealu. Tai irgi, kodėl svarbu yra apie tai kalbėti su artimaisiais, nes jie yra tie žmonės, kurie padės greičiausiai, galbūt reikia netgi greitai iškviesti būna ir tokiu atveju, tai labai svarbu yra informuoti aplinką. Ar tiriamieji įvardino kažkokius tai būtent artimųjų pagalbą kaip tokį svarbų dalyką ir gal įvardino net kas labiausiai, pavyzdžiui, padeda? Iš tikrųjų, tai skaudu buvo girdėti, kai pasakė, kad tėvai nepripažino, kad man tai būna, nieko to klausimų daryti nenorėjo ir iš tikrųjų jokios pagalbos nesuteikė, turėjau eiti per visą tai per savo gyvenimą ir einu iki šiol. Tai buvo ir tokių pasisakymų, tai iš tikrųjų priklauso labai nuo šeimos, iš kokios šeimos aš atkeliauju, ar aš atkeliauju šeimos, kuri pripažįsta, kad tai nėra tiesiog mano kažkokie įsitikinimai, ar norai, ir poreikiai, kuriuos aš čia dabar staiga turiu patenkinti ir visi prie manęs turi derintis. Tai labai svarbu yra tą požiūrį socialiai irgi skatinti keistis. Tai prevencinės priemonės lygiai taip pat mokyklose, ar ne, kaip aš apie tą autizmą kalbu, yra minimos ir dienos tos konkrečios, tai labai svarbu edukuoti žmonės apie tai, ne tik tai savus, bet ir pačią aplinką, pačią mūsų society. Galvoju dar apie tėvus, gal truputį paklausiu, kaip tėvai vis tiek mato, jeigu yra kažkas netaip vyksta, kaip tėvams nesigąsdinti, kad tai gali būti autizmo spektras ar kita kažkokia diagnozė. Kaip čia neišsigąsti, o suvokti, kad kaip tik yra gerai žinoti, negu nežinoti turbūt. Taip. Labai svarbu prieš einant galbūt į naują mokyklą arba apskritai pradedant lankyti mokyklą, jeigu jau pirmoje klasėje vaikui kyla tokie sunkumai, tarkim namuose, pastebim pirmiausia, tai nebijoti eiti ir sakyti, kad būna mano vaikui šitaip, aš tiksliai nežinau, kas tai yra, dar neišsiaiškiname, bet mes aiškinamės ir mes norime daugiau sužinoti irgi, kaip mokykloje viskas gausis ir vyks, nes jeigu tik namuose tai kyla, tai galbūt tai yra tiesiog kažkokie socialiniai namuose dalykai, o jeigu tai kyla visose aplinkose, tai reiškia, jau yra arba sutrikimas, arba reikia tiesiog kreiptis pas gydytoją. Tai pagal tai aš sakyčiau reikėtų tėvams būtent. Gerai, tai o kokie dažniausi mitai pasitaiko apie autizmą, apie tos pačius meltdown? Iš tikrųjų mitų nemažai, tai pats pagrindinis mitas būtų labai toks skaudus irgi žmonėm, kurie turėjo interviu, kad
Na, aš tiesiog esu kažko labai norintis, man kažko labai reikia ir čia dabar aš visus sukeliu ant kojų, tai kad nesu geras žmogus dėl to. Tai vat, toks pagrindinis būtų, kad čia kažkokie mano įsitikinimai būna. Tuomet su pykčiu labai sumaišo, kad na, tu čia supykai ant manęs arba viską asmeniškai priema, kad čia dabar dėl manęs viskas įvyko. Na, tikrai tai būna labai labai įvairios priežastys. Aišku, tas pyktis įeina į tą meltdown kartais irgi, galbūt aš susipykau su draugu ar draugė ir man kaupėsi visos tos emocijos ir aš tiesiog jas išliejau būtent šitaip. Tai galima sakyti, kad tiesiog žmonės viskam nori rasti priežastį patys ir neįsiklauso tai, kas tam žmogui iš tikrųjų vyksta ir priskiria savo patirtis tam žmogui. O autistiškai asmenybei, na, visai kitaip tas gyvenimas atrodo ir labai svarbu yra tiesiog suprasti, kas yra pats autizmas ir iš kur tai ateina ir kodėl žmogui vyksta taip, kaip tam žmogui vyksta. Tai lygiai taip pat irgi ta edukacija yra svarbi ir nuo to tie stereotipai ir mažės, jeigu mes tiesiog tą informaciją suprasim ir gebėsim rasti. Tai aš taip įsivaizduoju, jeigu mažai informacijos apie tą autizmą turi, sutinki autistišką žmogų, tai tie tokie pykčio protrukiai arba tie patys meltdown gali būti labai sunkiai suvokiami apskritai. O šitas jau išprotėjęs kažkoks žmogus, o ne kažkaip čia nuo jo reikia saugotis. Bando ieškoti kitokių ten lygų, kažkokių prisiskaito, gal čia šizofrenija, gal čia dar kažkas. Tai va, tai žmonės tikrai išsigąsta. Bet reikia tiesiog pripažinti, kad šiuolaikinėje visuomenėje visko mes ir gatvėse galim pamatyti, ir darbe galim, ir mokyklose, tai iš tikrųjų, na, keičiasi ir tas toks suvokimas žmonių, ir patirtis, ir ta pati socialinė medija, kaip komunikuoja visą tai, kas vyksta žmogaus gyvenime. Tai lygiai taip pat, kai ėmiau interviu, taigi nebuvo visiems noras, kad čia dabar skelbkite visą tą informaciją, čia viešinkite. Tai tiesiog, na, šiek tiek tą informaciją reiktų atsirinkinėti, pradėti ir kur tu apie tai skaitysi, ar tai yra oficialus kažkoks saitas, ar tai yra žmonių patirtis. Tai labai siūlyčiau netgi atsižvelgti tai, ar tai yra knygoje parašyta informacija, nes Autizmas dalis manęs knyga, norėčiau rekomenduoti, kad tikrai žmonės pasakoja apie savo patirtis ir apie tos pačius meltdown galima skaityti. Tik tai nebus pavadinta kaip meltdown, bet tiesiog per tai geriausiai yra mokytis, kas yra autizmas, nes pasiskaitau, nebūtinai suprantu, bet išgirsti žmogaus, kuris jau turi tai ir apie tai kalba, tai čia yra geriausia iš tikrųjų pamoka. Suprasti ir suvokti, ką tuo metu žmogui daryti ir ką tuo metu žmogus jaučia. Aš galvoju, vis tiek tu pati ir mokykloje berods dirbi, tai darote turbūt irgi tas autizmo awareness day arba ten kažkokios tos dienos būna, bet gal esi ir šiaip skaičiusi, tai kaip geriausia šviesti tą visuomenę, nes turbūt, kad pastatei plakatą, nebūtinai kitas ir perskaito. Dabar plakatai iš tikrųjų jau kuo toliau to mažiau veikia, daugiau žmonės per telefonus tos plakatus pasižiūri ir skaito. Idealiausia tikriausiai būtų daryti interaktyvius visokius užsiėmimus. Galbūt apie tai kalbėti ir online platformoje, nes dabar žmonės labai turi mažai laiko gyviems susitikimam ir vaikai mėgsta tą online lygiai taip pat, nes jau turėjo tą patirtį ir per COVID, tai supranta, kas tai yra. Tai tiesiog pasižiūrėti, kaip tą informaciją perteikti ir kokio tai amžiaus žmonės. Jeigu vaikai, tai galbūt kažkoks svečias gali būti pakviestas į mokyklą, nes tada vaikai visai kitaip žiūri, negu tai, kad mano mokytojas, kurį matau kasdieną, pasakoja apie tas autistiškas patirtis. Tai tiesiog stengtis interaktyviau ir daugiau, kad matytųsi kažkokių nematytų ar žmonių, ar informaciją kitaip pateikti, negu kad įprastai pateikiama. Nes mokykloje informacijos apskritai yra perteklius. Visko labai daug. Ir apie raidelės, ir apie skaitimą, ir apie ką tik tais negali rasti informacijos. Tai ar tada turi būti labai išskirtinis tas kažkoks ar plakatas ir informacinis stendas, ar galbūt patys specialistai, ir iš mano patirties mes tikrai stengiamės vaikus pažinti mokykloje, būti matomi ir kalbėtis tiesiog ne tik tai kabineto ribose, bet ir daryti visokius mokymus, visokius seminarus. Stengiamės vaikus įtraukti kiek galima daugiau ir padaryti ir tokių daugiau pamokėlių, kurios būtų ne tik tais apie perteklinį informaciją, bet irgi interaktyvios. Tai svarbiausia yra vaikams tikriausiai per tai pasakoti. Ir lygiai taip pat ir mokytojams.
Aš prisimenu, mes su mano dukra į baseiną ėjom ir ten buvo plakatai tokie, bet ten jie tokie dideli ir ten būtent apie autizmui skirta supažindinti ir jinai manęs klausė, sako, mama, o kas tas autizmas? Ir aš galvoju, kaip čia reikia paaiškinti vaikui, kas gan sudėtinga, nes mes kaip suaugę, tai tų žodžių visokių turim ir žinom. Gal gali pasidalinti, kaip tu, pavyzdžiui, vaikams gal kažkaip paprasčiau papasakoji, paaiškini, nes tikrai būna kartais tėvai ir išsigąsta, nusuka temą ir po to negrįžta, nes nežino, kaip galbūt pasakyti. Kitam būna iš vis baisu apskritai apie tai kalbėti, nes tokio gal, kam čia kalbėti, juk ne, jokių būdų, bet gal turi kokias kelias frazes, kas galėtų pagelbėti tėvams taip lengvai, paprastai paaiškinti. Nes tikiu, kad beveik kiekvieno vaiko klasėje gali būti autistiškas vaikas šiais laikais. Tai tikriausiai svarbiausia yra pasakoti tai kaip normalų žmogaus gyvenimo dalį normalią ir kad tai normalizuoti pirmiausia, kad žmogus neserga niekuo. Tiesiog tas vaikas arba tas suaugęs, nes ir mokytojų visokių gali pasitaikyti. Tai tiesiog per daug galbūt neatkreipti pačio dėmesio į patį kaip autizmą kaip žodį, bet tiesiog, kad tam vaikui nepatinka, kai yra per daug garsų, per daug jautri reaguoja, yra visokie netgi video informaciniai, kad parodytų, kaip tas autistiškas asmuo jaučiasi, tarkim, eidamas gatve, jaučiasi eidamas parduotuvę. Ir vaikam per tai gal netgi geriausiai būtų rodyti. Aš kaip kalbuosi su vaikais irgi būna, tai čia šitas autistas, tai iš karto jau viską žinau. Jo, tai jeigu tik tai vaikas kitoks, tai autistas automatiškai. Tai aš irgi stengiuosi atkreipti vaikų dėmesį, sakyti, mes nediagnozuojame nei vienas iš mūsų, ar mokytojai, ar aš, mes negalime jokios diagnozės žmogui priskirti. Aš siūlyčiau pasižiūrėti tai kitaip. Siūlyčiau su to vaiku pabendrauti patiem ir pažinti tą vaiką. Jeigu pavyzdžiui, buvo labai gera užduotis daroma irgi mokykloje, mes tiesiog piešėme kiekvienas tokias figūras žmonių su įvairiais pomėgiais, įvairiais gabumais, įvairiais sunkumais. Ir tai buvo ypatingai autizmo savaitė skirtas užsiėmimas ir kiekviena klasė pagamino tokį savo žmogeliuką. Ir tai buvo specialiai tam, kad parodyti, kaip mes visi skiriamės ir kaip ir autistiškų, ir neautistiškų asmenių gali būti tas poveikis kitoks aplinkos. Tai pavyzdžiui, garsai gali būti galbūt kažkokie užsiėmimai, kur nekenčia tiesiog žmogus ir kodėl turi tą daryti, jeigu nepakenčia ir negali. Tai lygiai taip pat mums visiems tiesiog tolerancijos lygis yra skirtingas kiekvienam. Tai tiesiog pasakyti, kad Jonukui ar ten kokiam kitam vaikui tiesiog šiandien kūno kultūrai dalyvauti negali, nes taip ir taip, ar ne? Per tokius paprastus labai paaiškinimus, o nesakyti, kad šitam autizmas reiškia neurologinį nesupras ir suaugę irgi pamiršta tą informaciją. Tai per tokius paprastus dalykus. Per gabumus, pavyzdžiui, šitam berniukui, jeigu autistiškas, tai labai patinka ir geba spręsti matematiką greitai. Mums visiems taip greitai nepavyksta, jam pavyksta. Tai mes galime su juo pasikonsultuoti, gal gali mums padėti. Aišku, labai priklauso nuo pačio vaiko, bet iš tikrųjų stengtis į tos tokius labiau gal gabumus žiūrėti ir atkreipti dėmesį. O jeigu tam vaikui ištinka meltdown klasėje, tai ruošti vaikus, kad taip gali atsitikti ir ką tuo metu daryti, kad tam vaikui būtų lengviau. Bet jokiais būdais nerinkti informacijos taip, kad nedaug dievė išsigąs ir galvos, oi, man čia reikia atsitraukti ir nieko nedaryti. Tai kad nebijotų tiesiog to meltdown pačio ir pačio vaiko galų gale, nes iš tikrųjų taip, pykčio protrukiai gali būti labai skaudus, bet kokiam vaikui. Tai turbūt pati žiauriausia emocija ir gali visko įvykti, gali ir konfliktai įvykti, ir susižeisti vaikai gali, tai tas meltdown nieko nėra išskirtinis. Tai klasėje visko pasitaiko visada ir taikyti tos pačias metodikas tikriausiai visose tokiuose kriziniuose atvejuose iš tikrųjų. Ir mokytis irgi, ką tokioje krizėje daryti. Tai ta komunikacija gali būti tiesiog per paprastą prizmę. Geba tokį, tarkim, atlikti darbą, dalykus, mėgsta tokius dalykus ir gali apie tus dalykus, pavyzdžiui, daug kalbėti. Jeigu ten, sakykime, vaikas mėgsta dinozaurus, tai kalbės apie juos daugiau, tarkim, šitas mokinys, nes jiems ypatingai patinka ir daug informacijos gali susirinkti. Jeigu tau patinka dinozaurai, bet ne iki tiek, irgi nieko tokio, nes tiesiog tam vaikučiui ta informacija greičiau ateina, daugiau apie tai skaito. Tiesiog yra lengviau, bet per tai. Tai ir gal pabaigai tokį norisi
iš tavo pačios patirties, kadangi tu atlikai tą tyrimą, kalbėjai su žmonėmis, ką labiausiai, kas tau buvo tas, nes, žinai, kai darbą reikia atsiskaityti, taip, mes rašom tai, ką reikia kartais, taip, ir tai, kas mums, nebūtinai tai, kas iš tikrųjų buvo tas įdomiausias akcentas, nes taip, vis tiek yra tam tikros struktūros ir taip toliau. Taip. O kas tau buvo įdomiausia sužinoti, išgirsti, kas paliko tokį kažkokį įspūdį? Tikrai labai geras klausimas, man patiko aplamai visas darbas, bet tikriausiai išskirčiau tai kaip bręstančiai psichologijai tuo metu, tai man įdomiausia buvo, o ką tuo metu daryti. Na, bet irgi, ką man pats žmogus iš savo patirties gali, kokią informaciją atnešti, kad aš ateityje galėčiau patarti kitiems, tai tikriausiai buvo muzikos klausimas, labai man įsiminė, nes galvoju, aš kaip tik į save irgi pasižiūriu ir galvoju, man muzika klausimas ar padėtų, bet daug žmonių apie tai kalbėjo. Tada išrašymas tų emocijų irgi labai sakė daug kas, kad padeda. Apie pokalbius mažiau kalbėjo, tai reiškia, tai nėra populiariausias būdas išveikti tas emocijas. Ir irgi labai įsiminė tai, kad žmogus dažniausiai sustingsta viskai ir toks būna savyje ir uždaras labai. Ir irgi kaip tai atrodo, reikia pamatyti. Nes aš, kai atlikinėjau praktiką mokykloje su individualiais poreikiais vaikais, irgi patiriančių tokių meltdowns, tai labai įvairiai išveikdavo ir dažniausiai irgi būdavo, kad užsidarydavo, norėdavo tylos, nes jeigu tik prieis ir kažką pabandysi ten kamantinėti, informaciją išgauti, tai atstums tave ir sakys tikrai, ne, šiuo metu negaliu kalbėti. Tai reikia tą ir gyvai pamatyti, iš tikrųjų labai sunku yra tik išgirdus įsivaizduoti irgi, tai siūlyčiau galbūt ne tik taip pat skaityti, bet ir video įvairių žiūrėti, žmonių galbūt, kai jie pasakoja apie tas patirtis irgi. Tai to interaktyvumo reikia, ir pačiai buvo labai įdomu, kad, kaip faina, kad aš galėjau to žmonės pakalbinti, aišku, tik tai negyvai, tai vyko nuotoliu tie interviu, tai irgi kai žmogus apie tai pasakotų, kaip atrodytų. Tai tokių irgi pamastymų, kaip tą interviu būtų galima buvę kitaip atlikti, tai įsivertini irgi save. Tai ačiū labai, kad atvykai, kad pasidalinai. Manau, kad tikrai svarbi tema tokiai ir savišvietai ir tuo pačiu, kadangi daugėja diagnozių, labiau mes susiduriam su autistiškais vaikais ir suaugusiais, ir dabar tie vaikai užauga, kaip sakiau, ar ne, ir jų bus mūsų tarpe ir yra mūsų tarpe. Tai manau, kad tikrai labai svarbu apie tai domėtis ir sužinoti daugiau. Tai ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū, kad klausėt, ir jeigu toliau norite gauti naudingos informacijos, kviečiu pasekti mūsų YouTube kanalą.